Labą diena. Noriu pakalbėti apie SPSS sintaksės pritaikymą duomenų transformacijai. Esu aš įkėlus pavyzdį su skale SF36, kaip transformuoti skalės atsakymų įverčius, bet ten jau tikrai yra labai sudėtinga ir SPSS sintaksė gali daryti ir žymiai paprastesnius dalykus. Ir tiesiog išvaduoti nuo daug rankinio darbo, klaidų ir panašiai. Tai kas tai yra visų pirma, mes jau žinom, kas tai yra, jeigu file ar ne, paspausim new, kas yra data, tai čia tai, ką mato, duomenų bazė su skaičiais, kas yra outputas, tai yra mūsų tas vadinamas ataskaitų tuščias šitas, kuriame generuojamos lentelės, ir sintaksė. Tai sintaksė irgi yra kaip trečias dar vienas failas, kuris turi savo ikonėlę tokią specifinę, kamputyje matot, ir aišku, jeigu tuščia atsidarot naują, tai joje ir nieko nėra, tai kol kas aš ją pastedu žemyn. Tai sintaksė yra papildoma galimybė valdyti SPSS programą absoliučiai bet kokiu klausimu, tiek transformuojant duomenis, tiek atliekant paprastus ar sudėtingus skaičiavimus. Klausimėlis ir problemėlė ta, kad ją reikia teisingai parašyti, kad tas SPSS suprastų ir darytų tai, ko jūs paprašėt. Tai čia matot keletą sintaksės pavyzdžių. Būtent pirmą filmuką skirsiu KMI apskaičiavimui ir suskirstimui į grupės su automatiniu grupių pavadinimu, tais vadinamais value labels. Ir kadangi ypač iš kineziterapijos studentų vis sulaukiu prašymo parodyti, o kaip apskaičiuoti kažkokios kiekybinės charakteristikos pokyčio išraišką procentais. Tai irgi parodysiu, koks tai yra pritaikymas socialiniuose moksluose, man sunku pasakyti, nes eksperimentuose mes skaičiuojam ne procentinę pokyčio išraišką, o pokyčio efekto dydį. Bet jeigu yra toks klausimas, matomai yra ir pritaikymo galimybė. Sintaksės kuo puikiausiai rašo ChatGPT, kitų dirbtinio intelekto programų nebandžiau. Aišku, turint patirties reikia jį kontroliuoti, nes būna, kad ir sublūdija, ir šiandieną buvo tokia situacija, bet šitom sintaksėm, kurias aš demonstruoju, yra viskas patikrinta, žodžiu, jos yra teisingos. Grįžtam į duomenų bazę, šiek tiek pasižiūrėsim lytis, amžius, ūgis, svoris, su tikslu charakterizuoti imtį, nes kadangi naudosim ūgį, svorį, pasižiūrėti, ar yra tinkamai įvesta, ar nėra nenormaliai aukštų ir mažų reikšmių, missingų neturim, dominavo moteris šito imtį, 515 tyrimųjų. Amžius nuo 18 iki 40, ūgis centimetrais, svoris kilogramais, turint omeny, kad čia ir jauni ir nelabai jauni tyriamieji, tai galėtų būti tos apatinės ir viršutinės reikšmės egzistuojančios realybėje arba teisingos. Ir labai svarbus dalykas ir šitam žingsniui, naudojant sintaksę, KMI skaičiavimui, skirstimui grupės, tai yra, kad sintaksėje esantis ir jūsų bazėje esantis kintamųjų vardai sutaptų. Tai yra, jeigu jūs kopijuojate mano sintaksę, tai pasitaisykit, kad pas jūs bazėje svoris, ūgis su ilgaja būtų atitinkamai, arba jeigu nenorit savo bazėje taisyti, taisykit sintaksėje. Prieš įkeliant į SPSS iš Wordo arba ir pačiam SPSS sintaksės failė, iki paleidžiat skaičiavimą, tas korekcijas galima atlikti. Gal pas jūs angliškai wait. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad svoris kilogramais, ūgis centimetrais yra įvestas, pavyzdžiui, pas jūs įvestas metrais, arba čia kažkokie lygiavimai vyksta pagal kairę paraštę, kas rodo, jog formatas yra tekstinis, susitvarkykit, gal kažkokių trupmenų, taškų yra, ar kablelių vidury skaičių privesta, jeigu tyriamieji nerinkos iš sąrašo, patys įvedė ūgį ir svorį.
Tai va, jie turi būti numeric, turi būti scale, ar ne, nes jeigu būna string, jūs keičiat rankiniu būdu į scale, tai juos paprasčiausiai iš vis ištrina. Tai va, tai mano yra ūgis centimetrais, svoris kilogramais, be jokių trupmenų, tyriamieji rinkosi iš sąrašo. Ne, ir manau, kad čia yra maksimaliai teisingai atsakyta, na, nebent su tam tikrom paklaidom, jeigu tyrimieji nebuvo visiškai tikri dėl savo ūgio ir svorio. Tai čia šiek tiek priminimas apie duomenų bazės valymą, tvarkymą ir parengimą, skaičiavimą išvestinių kintamųjų ir analizę. Dabar ar jūs kopinsit sintaksę iš bordo, ar išsisaugosit tą syntax failą, kuris toks kaip prielipas atsidaro. Nu, aš tai nematau jokio skirtumo, nes copy, paste ir run ir viskas. Jeigu atsidarot jau turimą sintaksą išsaugotą, tai tiesiog atsistojat su kursoriumi į pradžią, run to end ir jinai jums skaičiuoja. Tai va, viską kopijuojam, execute reiškia vykdyti, enter ar OK. Rankiniu būdu užduodant užduotį tas yra paleidžiama, o sintaksai execute. Ctrl+C, Ctrl+V, ar ne, yra copy ir paste, jeigu klaviatūroje norit paprasčiau. Tai va, su kursorium atsistoju ties compute, run ir to end. Tai jeigu yra klaidų, jas visas išvardina štai toje antroje lentelėje, iš kurios labai užknisa, bet reikia tada skaityti ir gilintis, kas čia užkliuvo, kad nesuskaičiavo. Tai visi nauji kintamieji atsiranda ne sintaksai, ne outpute, o pabaigoje duomenų bazės. KMI grupė, na ir jeigu tą paspausim value labels ikonėlę, jau matom, kad jinai yra grupė iš karto įvardinta. KMI 2 čia pas mane buvo jau, tai ignoruokit, sekančiam žingsniui aš ją naudosiu. Taip, tai KMI grupė yra, išsisaugom, yra kategorinės, kuris neturi trupmenų, čia galim 0 padaryti ir jau, kad būnant teisiais iki galo, ordinal, tai yra ranginis kintamasis, didesnis skaičius, didesnis KMI. Na ir aišku, mus domina deskriptyvas, ar nei vieno čia tyriamojo nepametėm, tai missingų nėra tiek kategorijose, tiek KMI. Vidurkis 24, nuokrypis 5, nuo 14 iki 54. Na ir suskirstimas, kur didžioji dauguma yra normalaus svorio, apie 34% turėjo antsvorio arba buvo nutukę. Tai va, ir ką aš dar norėjau pasakyti svarbaus. Aišku, galima ir rankiniu būdu, transform, compute, transform, record. Compute čia nėra labai sudėtinga, bet record, primenu, kad KMI naudoja dalybą, taip, svorį iš ūgio į kvadratinį metrą, dėl to pasigamina daug trupmenų, tai gatava sintaksė jau duoda jums maksimalų tą trupmenų skaičių, nereikia ten rekord laukelyje baksnuoti, ar ne, arba laikyti paspaudus klaviatūroje 0 ar 9. Tai va, tai, nes kitaip, jeigu jūs 18,5 parašysit, pames, ar ne, nes gali būti kažkieno 18,4,9,0,0,1,2,3 ir panašiai. Tai va, tai dėl to dar patogu, na ir aišku, nereikia ten eiti į value labels, iš karto jums tą padaro. Aišku, gali būti jūsų poreikis kitas, tai tiesiog pasitarkit su ChatGPT ar kitu dirbtiniu intelektu, arba tiesiog įsistatykit savo formulytę, kintamųjų vardus ir puikiausiai jums skaičiuos. Gerai, dabar manęs ne kartą jau tikrai klausė, sakė, buvo eksperimentas, buvo kiekybinė charakteristika, kažkas pamatuota prieš ir po, ir mums reikia suskaičiuoti pokytį procentais. Socialiniuose moksluose, sveikatos psichologijoje, visuomenės sveikatoje mes taip nedarom, rodom ne pokytį procentais, rodom efekto dydį ar per
ten kokį Koheno arba tą dalinę etą, žiūrint, kiek jūs ten turit taškų matavimo. Tai va, jeigu paprasčiausiai turit 2, čia KMI 2, tarkim, antra charakteristika po eksperimento, KMI 1, tai va, galim naudoti tą formulytę. Antrą aš KMI jau čia pasidariusi prieš tai. Su ta intencija, kad jisai šiek tiek sumažėjo. Tai va, irgi, kaip sakau, čia grinai demonstravimo tikslu, be kažkokių tai labai didelių teoretinių išvedžiojimų. Tuoj pamečiau dar kartelį kopiją ir taip ir paste. Tai irgi atkreipkite dėmesį, kad ir tas KMI 2 ar kažkoks kitas ten po eksperimento, čia KMI prieš eksperimentą, kad jūsų kintamųjų vardai būtų pakoreguoti prieš paleidžiant sintaksę, nes kitaip, jeigu neras tokių kintamųjų, bazai nedarys nieko. Run to end. Na ir vėl einam į duomenų bazę. Kadangi mano buvo įvestos reikšmės taip, kad būtų sumažėjimas ir prašiau, čia irgi čiatas tą KMI 2 man padarė, prašiau, kad sumažėjimas KMI būtų tuo didesnis, kuo iš ankstinis KMI buvo didesnis. Tai irgi čia tie pokyčiai yra skirtingi. Na ir dabar čia jau nebe kilogramais į metrą kvadratu, o procentais. Vat, pavyzdžiui, kokį čia riebesnį paimkime, štai šitam tyriamajam KMI sumažėjo nuo 26 iki 25, kas būtų 4 procentai. Galim deskriptyvą padaryti. Tai didžiausias pokytis buvo per 8 procentus, na kažkas 0 turėjo, jeigu nepakito, kažkam šiek tiek padidėjo, labai nedaug, per 0,3 procento. Tai va. Na ir vidurkis buvo maždaug, nepilnai 2 procentais bendrai imti sumažėjo KMI, tarkim, po kažkokios programos, eksperimentinės programos. Na ir dar vieno dalyko, ko manęs prašo, irgi nebandykit čia ieškoti didelių mokslinių pritaikymų, bet prašo tą pokytį paversti į vertę, tas vadinamas angliškai magnitude, kada yra ignoruojamas plius arba minuso ženklas. Tai va, tai irgi parodysiu, kaip minusą nuimti ir turėti tik pokytį, kas šitam pavyzdžiui galbūt būtų ir visai nekorektiška, bet KMI aš turiu omeny, bet gal kitam pavyzdžiui būtų labai svarbu. Tai irgi čia ChatGPT pasiūlyta ABS funkcija, tai yra nuimti neigiamą ženklą ir paversti visus į teigiamą. Tai va, jeigu buvo originalus minus 12,4, tai pasidarys 12,4, jeigu buvo 8 ir liks 8, jeigu buvo 0 ir liks 0. Tai tiesiog šitą nusikopijuojam. Jeigu jums to reikia, jeigu nereikia, jeigu jums tas neigiamas procentas ok, tai ir ok. Nes, pavyzdžiui, kažkam sumažėja, kažkam padidėja, tai tas šiuo atveju neigiamas, teigiamas pokytis, jis yra labai svarbus. Run to end. Na va, ir tiesiog nuima minuso ženklelį, ar ne? Tarkim, kažkieno buvo 0, o čia tai liko 0, kažkieno buvo 0,02 ir liko visiems kitiem, kur buvo neigiamas, padarė plius. Tai, kaip sakyt, užklausa, instrukcija. Ne visada ar ne šito reikia, tai manau, kad dažniausiu atveju tie neigiami pokyčiai ir teigiami pokyčiai jums tikrai bus svarbus ir tos paskutinės transformacijos nereikės. Tai va, aišku, užsisaugom, ką čia prigaminom ir tikiuosi kažkam bus naudinga sintaksė. Tai šitą wordą aš įkelsiu kaip nuorodą po
filmukų, po video, kurį galėsite parsisiųsti ir naudoti. Na, o antrą dalį skirsiu klausimynų skalių transformacijai su RB trūkstamais duomenim, irgi tikiuosi kažkam bus naudinga.